Gerą dieną, jaunimėlis. Bam, netikėtai ir turim naują kainos rekordą. Sveikinimai visiems hodleriams. Šiandien greitai prasibėgsim per grafikus, nes jau turiu eiti krautis lagaminą kelioniai. Tai 3-4, važiuojam. Bitcoin kaina laikosi virš $110 000 šiandien, o paryčiais pasiektas all-time high buvo beveik 112 000. Ir dabar pas daugelį klausimas galvoj, ar daryti sell in May and go away. Kaina kaip ir gera, bet jų godumas pagauna ir norisi dar aukščiau, ane? Gal ant Bitcoin konferencijos Las Vegase bus vėl nauji rekordai? Visi turim savo galvas ir sprendžiam kiekvienas, kaip daryti geriau. Naujienas pradedam nuo mėnesinių kainos rezultatų. Balandis pateisina savo pravardę April ir parodė 14% augimą. Bet va gegužės mėnuo stebina. Kol kas turim plus 17,5%, nors 13 metų vidurkis yra tik plus 8,5%. Toliau likvidacijų stulpeliai. Kiekvieną dieną turim likviduojamus traderius į abi pusės. Ir jei atzuminsim grafiką iki kokių 22 metų pradžios, tai matom, kad bear markete tos likvidacijos buvo retos ir nedidelėm sumom. Na, o dabar apetitas užsidirbti bull markete stipriai sukilęs. Tai sėkmės visiems treidinantiems. Kitas – Metaplanet reikalai. Jie yra labiausiai šortinama japoniška akcija. Atrodo, kad Wall Streetas nori užsidirbti ir laukia kritimo. Bet šortai patiria visišką fiasko. Jie net negali uždaryti savo šort pozicijų, nes kasdien su dideliais gepais akcijos kaina stipriai kyla į viršų. Žiaurokai daužo. Kaip kažkas kažkada sakė, niekad nestatykit prieš Bitcoiną. O čia grandinėje galima pasitikrinti, kiek Metaplanet kompanija turi oranžinių monetų. Iki šių metų vasario galo buvo sukaupę 1700 BTC. Kas atrodė jau tikrai daug, nes jų vidutinė kaina gan aukšta. Bet per pastaruosius 3 mėnesius stipriai nuspaudė gazą pirkimuose ir balanse jau turi lygiai 7800 monetų. Ir kaip patogu, nes kiekvienas gali patikrinti jų balansą, nereikia laukti ten metinių buhalterinių ataskaitų. Kiti, matydami tokį pavyzdį, manau jau irgi ruošiasi pritaikyti tokią strategiją, kad pirkti Bitcoin į savo iždą. Nes beveik kasdien kripto naujienose pasirodo naujų pranešimų apie šviežiai prie Bitcoin kaupimo prisijungiančias kompanijas. Tęsiant apie kompanijas, analitikai iš River apskaičiavo ir sektoriais išskirstė 2000 su viršum klientų, kurie vienaip ar kitaip adoptino Bitcoiną. Didžiausią pyrago gabalą be abejo sudaro finansų ir investicijų sektorius, paskui seka technologijų ir konsultavimo paslaugos. Bet yra ir netikėtų temų, kaip sveikatos apsauga, nepelno siekiančios organizacijos ar net agrikultūra. 154% augimas tarp įmonių nuo 2024. Kaip matėm, kompanijos gali pirkti ir stambiau, nes jie daug lengviau gauna pinigus. Prisimenam, kad per dieną iškasama 450 BTC, kas gaunasi per mėnesį apie 13,5 tūkstančių monetų. Bet mineriai juk ne viską parduoda, o kompanijos perka per OTC, kurių rezervai sparčiai mažėja, ir iš mažųjų investuotojų, kurių laikomi kiekiai vis dar dideli. ETF-ų duomenys. Čia šiek tiek nustebino rezultatas, nes tikėjausi, kad netoli senojo all-time high bus stipresnis pardavimas, bet pirkimai vyksta toliau ir sumos vis didėja. Per pastarąsias 3 dienas plus $1,5 milijardo. BlackRockas tai išvis be pardavimų varo nuo mėnesio pradžios. Perka lyg nebūtų rytojaus. Toliau labai geras postas iš Willy Woo. Jis rašo, kad Bitcoinas nebėra greitai praturtėk, čia kabutėse stebuklas. Jo metinis augimas mažėja, nes jį ima kaupti institucijos ir valstybės. Tikėtina, kad ilgainiui BTC augimas nusistovės ties 8%, bet iki tol, čia per ateinančius 15-20 metų, jis vis dar gali generuoti geresnę grąžą nei bet kuris kitas viešai prieinamas turtas. Labai pritariu šitai nuomoniai. Toliau turim updatintą Bitcoino ir pasaulinį M2 grafiką. Pamenu, kovo mėnesio laideliai žiūrėjom, kaip kažkuris Twitteryje analizavo ir spėjo, kad kovo gale BTC kaina pradės kilti paskui M2. Šiandien jau galim sakyti, tadam! Tiesa, čia vakarykštė kaina dar ties 104 000. Jei ir toliau tikėtų tuo grafiku, tai galėtų kaina pasiekti ir 150 000.
Sekantį turim senai matytą vaivorykštinį upėtakį. Oi, vaivorykštinį grafiką. Man jau žvejyba kalnuose galvoj. Praeitam cikle kaina buvo pasiekusi oranžinę spalvą. Bet žiūriu, kad kiekvieną ciklą apie porą linijų vis žemiau viršūnė būna. O dar visi kalba su tais instituciniais, vis mažesnės raketos bus. Tai pasvajodami nuimkim tų porą eilučių ir pažiūrėkim, iki kur galėtumėm pakilti. Žalia eilutė pavadinta Still Cheap 2025 metų galui paišo apie 200 000. Būtų gerai, net labai gerai manyčiau. Tiek čia ir beliko, už gero pusmečio pamatysim, kur kainos kalniukai užsilips ar nusiridens šitam grafikėlyje. Jungiamės Google Trends ir čia labai prasti rezultatai. Pasaulinės Bitcoin paieškos rodo labai žemus skaičius, panašius kokie buvo prieitam bear markete. Atrodo, kad smulkiai investuotojai dar miega, bet turės ir jie kažkuriam tai etape pirkti bilietus į raketą. Ir jie pirks ne iš OTC, o tiesiai iš keityklų ir marketo kainą. Na, atrodo, kad smagiausias laikas dar ateityje. O pabaigai norėčiau pakviesti prisijungti prie uždaros mokamos grupės, kurioje kasdien kelsi informaciją iš Bitcoin Las Vegas konferencijos užkulisių. Bilietai jau telefone, skrydis už kelių dienų. Spykerių sąrašas ant galo tapo geresnis nei tikėjausi. Trumpo paskirtas kripto caras, Seiloras su Jacku Malersu, iš kalėjimo paleistas Rosas Ulbrichtas, Teterio CEO Paolo. Net Peteris Schiffas atsibels ant scenos. Drąsus dėdas, nes jaučiu bus nušviltas bitcoinerių. Broliai Winklevosai, Lynn Alden, prastas prognozuotojas Arturas Heisas, net 2 Trumpo sūnus ir nemažai politikų, įskaitant ir Amerikos viceprezidentą. Konferencijos metu bus siekiamas Gineso rekordas daugiausiai per dieną atliktų BTC mokėjimų. Tikrai prisidėsiu prie šio rekordo, sukirsdamas vieną kitą burgerį. Dar Las Vegase planuoju aplankyti ir Steak and Shake, kurie nesenai padarė BTC atsiskaitimų savo restoranuose. Taip pat jau turiu bilietus į tą sferą su įspūdingu ekranu, o toliau planas yra į šiaurę dumti, į žvejybos rojų. Čia tikrai bus mano įspūdingiausia kripto kelionė. Tai dar kartą visiems sveikinimai su All Time High, visiems geros vasaros, gerų atostogų, tvirtų rankyčių. Iš manęs šiandienai bus viskas, iki kito karto ir bye bye.